Ok, dabar kalbėsiu apie WordPress svetainės kūrimo metodus. Dėl ko verslininkų reikia žinoti apie metodus? Todėl, kad galutinė svetainės kaina visada arba dažnai, galima sakyti, beveik visada priklauso nuo svetainės kūrimo metodo. Aš aprašiau šiame tekste 3 metodus. Tas, kuris neįtrauktas čia į schemą, yra nemokamas WordPress temos diegimas arba naudojimas. Dėl ko aš jo netraukiu? Nes agentūros arba programuotojai nenaudoja šitą metodą, čia nemokamai temą įdėkti gali praktiškai bet kas. Jeigu pažiūrėsit mano kitą video, galima pačiam į WordPress'ą įdėkti nemokamą temą, bet čia greičiausiai ir pasibaigs visas programavimas arba WordPress'o kūrimas. Tai kalbėsim tik tai, aš kalbėsiu dabar tik tai apie mokamos temos degimą. Čia yra populiariausias metodas ir dažniausiai, kai yra keikiamas WordPress'as, dažniausiai tam tinklapiui sukurti buvo būtent tas mokamos temos diegimas ir plus su konstruktoriais. Kas tai yra? Ką reikia žinoti? Okay, tai dar kitą pažiūrėsim šitą schemą, aš tiesiog priartinsiu. Čia yra video vienas iš serijų, kur aš kalbu apie WordPress svetainių kūrimą ir kainą. Viską detaliai aprašau, kam įdomu surasti, čia yra nuorodas, galima paspausti daugiau paskaityti. Tai šitoj schemoje mes esam čia. Svetainės kaina priklauso nuo dizaino ir apie tai yra atskiras video ir paaiškinimas, bet dabar kalbam apie kūrimo metodą. Tai tas, kuris yra dažniausiai keikiamas, yra būtent mokamos temos diegimas. Kas tai yra? Tai yra praktiškai tai yra nuperkami failai, panašiai kaip yra telefone click install, tu instaliuoji kokią nors programėlę, appsą, ir turi jau paruoštą, sakykime, beveik paruoštą tinklapį. Aišku, ten yra kiti veiksmai, kad galima arba reikia, labai rekomenduojama pravalyti tą mokamą temą nuo demo turinio. Bet tai yra labai patogus, greitas būdas ir tas žmogus, kuris neturi patirties, dažniausiai neatskirs, kaip tinklapis buvo sukurtas, pažiūrės į frontendą arba į išvaizdą ir pasakys, o man patinka arba nepatinka. Bet kas yra viduj, būtent tai ir turės įtakos, dažniausiai turi svetainės vystymo arba net gali įtakoti verslo rezultatus. Bet yra labai stiprus privalumas, mokamų temų naudojimas, tai yra greitas startas. Šitoje schemoje čia dabar nesimato, bet šitoje schemoje aš parašiau, kad mokamos temos diegimas gali būti toks greitas, kad gal ir net per vieną dieną tas gabus žmogus gali paleisti tinklapį ir jis atrodys padoriai ir tinkamai ir net patraukliai. Bet tas geras ir rekomenduojamas, kai visi mėgsta kokybiškas tinklapis, jis dažniausiai yra sukūriamas programuojant nuo nulio. Nepamirškim, kad mes kalbam apie WordPress'ą, bet kitų turinio valdymo sistemų diegimas arba procesas yra panašus. Ten irgi yra temos, kur gali parsisiųsti, paredaguoti ir greitai paleisti tinklapį. Tai mes kalbam apie WordPress'ą, mokamos temos privalumas yra greitas startas ir dažnai tas šablonas, kuris yra parsiunčiamas, jis yra patrauklus. Bet custom temos diegimas, čia yra būtent tas metodas, kur jūs dažnai matot tinklapiai, kurie yra sėkmingi, galim pavadinti. Ten, jeigu aš, turiu pasakyti, kad aš vertinu tinklapius per SEO potencialą ir SEO rezultatų prizmę. Kas tai yra? Tai tinklapis tas, kuris yra geras, optimizuotas, švarus, mes dabar nekalbam apie išvaizdą, tik tai gal apie kodo grožį galima kalbėti, svetainės kodą, kaip yra sukurtas kodas. Tai dažnai turi įtakos, kokie rezultatai bus optimizuojant tinklapį ir užimant kažkokias geras pozicijas, kalbant apie SEO optimizavimą. Dabar ypatingai svarbu, net tas techninis optimizavimas yra labai svarbus, kalbant apie dirbtinio intelekto įrankius, kur visi nori būti matomi ir ChatGPT, galbūt ir Perplexity, Claude ir panašiai. Jau nekalbam apie Google. Tai trečias metodas ir tas, kuris man yra rekomenduojamas, jeigu yra resursų. Yra programavimas nuo nulio, custom temos kūrimas ir būtent labai rekomenduoju, kad reikia laikytis solid programavimo principų. Kam įdomu, čia galit paspausti
Ok, aš paskui parodysiu net skaičiavimą, kiek tai gali kainuoti, bet čia yra ilgas metodas, jeigu dirba vienas arba du programuotojai, tai reikia šitam reikalui suplanuoti minimum mėnesį, tam, kad sukurti custom temą. Jeigu dirba programuotojų komanda, priklausomai nuo sudėtingumo, koks yra dizainas, koks yra funkcionalumas, bet vien temos kūrimas užtrunka 3, 4, 5, gal ir net 6 savaitės. Priklauso, kaip dirba komanda. Gerai, kiek tai gali kainuoti? Apie tai bus atskiras video, aš tik tai noriu pakomentuoti apie custom temos kūrimą, čia galima paspausti ir surasti lentelę, kurioje aš primetu tokius paskaičiavimus, tiesiog, kad turėti orientyrus. Priklauso nuo komandos įkainių, taip galim pavadinti, nuo dizaino, ar jis bus pats dizainas nupirktas, ar iš dizainerių užsakytas, bet čia galima susumuoti šitas sumas ir savo suskaičiuoti, kiek verslai moka už tinklapius, kur dažnai matot top 10 arba pirmose vietose, arba tie sėkmingi projektai, kur visi dažnai rodo, o žiūrėk, šitas geras, bet nieks nemato kodo, nežino, kiek ten įdėta darbo. Ok, reziumuojam. Terminai ir kaina priklauso nuo kūrimo metodo, arba greitai, pigiai. Taip, iš tų 3, kur mėgsta visi pigiai, greitai, kokybiškai, reikia pasirinkti, dažniausiai tik tai 2. Pigiai ir greitai, tai gali būti mokama tema ir su konstruktoriais, kokybiškai ir greitai, turbūt neišeis, bet jeigu kokybiškai ir ilgai, tas terminas man labai nepatinka kokybiškai, bet dėja panaudosim. Jeigu kurti gerą, sėkmingą projektą, tai dažniausiai naudojamas ir rekomenduoju naudoti kurti custom temą. Jeigu įdomu sužinoti daugiau apie WordPress svetainių kūrimą, kviečiu peržiūrėti kitus video, kurie bus susijęti ir bus aprašyme nuorodas. Jeigu manot, kad video yra naudingas, spauskite like ir pasimatysim kitame video. Iki.